Reikia jums paskelbti labai gerą naujieną. Visiems automobiliam, kurie yra pagaminti Amerikoje, nuimamas muitas. Grįžau į Klaipėdą tam, kad pafilmuot, kaip viskas vyksta, koks čia veiksmas dabar verda. Ir va, kaip tik už nugaros atvažiuoja vienas iš mūsų konteinerių. Jame yra būtent automobiliai, kurie išsimuitino su nuliniu muito tarifu ir klientai sutaupė tikrai nemažai pinigų. Lietuvių labiausiai mėgstamas automobilis Subaru Outbackas ir spėkit, už kiek jį nupirko. Turim du daiktus. Tai Porsche Macan 17 metų ir M8 ir jisai neturi jokių bėdų, apart to, kad neturi savininko. Tai būkite atsargus internete, labai daug atsirado sukčių, kurie kopijuoja mus, ant jų nepasimaukit. Turiu VIP pakvietimą ir važiuojam į launchą 8 dienom anksčiau. Pažiūrėkit, kiek daug žmonių visur. Tai nekilnojamo turto rinka tikrai nestovi vietai čia. 2 hours later. Šiaip ne taip, po 2 valandų dasigavom iki pardavimų agento, tai pavadinkim. Sorry to interrupt your video. No problem. Yeah, so Draugai, tai senokai nesimatėm YouTube eteryje, galvoju, reikia sugrįžti. Aišku, mane labai dažnai matote mano Instagramo paskyroje, tai ten mane sutiksit kiekvieną dieną ir jeigu kyla klausimų, visada rašykit ten. Bet grįžtu aš čia šiandien į YouTube, į Bidauto štabą, nes reikia jums paskelbti labai gerą naujieną. Visiems automobiliam, kurie yra pagaminti Amerikoje, nuimamas muitas. 10% muitas naikinamas. Kaip tai atskirti, jau puikiai žinot. Pats paprasčiausias būdas yra pažiūrėti į kėbulo numerį. VIN numeris, jeigu prasideda jisai vienetų, ketvertų, penketų arba septynetų, būtent nauji modeliai, ypatingai Teslos yra su septynetais, indikuoja, kad jie yra gaminami Amerikoje. Numeris 2 indikuoja, kad gaminama Kanadoje, netinka. Numeris 3 yra Meksika, irgi netinka. Jums puikus pavyzdys, Tesla Model S dabar į Lietuvą importuojama bus be muito tarifo. Tai yra nulinis tarifas, tokiai vat Model S, Model Y, Model X, Cybertruck'ui, visom mašinom, nes, matot, prasideda penketų. PVM išlieka, muitas nulinis. Tai va, kitas pavyzdys yra Mercedes GLE, mano AMG šitas 63, jo vinas irgi yra prasidedantis ketvertų. Tai jau kaip puikiai žinot, visus GLE, GLS renka Alabamoje, kaip ir X5, X3, va čia stovi. X3 jisai apdengtas, bet aš irgi galiu pakelti, parodyti. Ai, čia žiūrėkit, yra užkritę. Tai raktelio neturiu, bet žodžiu, jo irgi prasideda penketų vino numeris ir yra jisai gaminamas Pietų Karolinoje. Tai visi X3, X4, X5, X6, X7, XM. Tai matot, mano visos 3 mašinos, jeigu aš jas šiandien siųsčiau į Lietuvą, aš muito nemoku. Tai va tokios geros žinios. Tai apie tai mes dar pašnekėsim daugiau, parodysim konkrečių variantų, bet šiandien mes grįžtam į Dubajų. Ir aš čia, kaip visada, plečiu savo nekilnojamo turto temą. Tai visas tas karas, visos tos negantos, žinokit, Dubajus visiškai nepalėtė, jau jums aš tą rodžiau, jums aš tą pasakojau ir mes plėtojam, toliau žiūrim nekilnojamo turtą. Aš kaip visada lieku lojalus ties Aldaru, ten turim VIP-inį statusą pirkėjo ir šiandien būtent važiuosim pradžioje dabar pažiūrėti vieną gerą renginuką įdomus jisai dėl to, kad yra vilos ir townhouse'ai, ko labai trūksta čia. Jie yra ant Abu Dabio ir Dubajaus linijos teritorinės. Labai patogi lokacija darbuotojams, ten labai daug industrijos, oro uostai, labai daug įmonių, sandėliai, fabrikai, daug žmonių, darbininkų gyvenančių ir jie visi nori, aišku, turėti ne tik butus, bet yra kur geresnės algas uždirba, nori townhouse'ų ir vilų. Tai būtent toks rajonas su labai biudžetiniais unitais, kaip aš vadinu, townhouse'ai startuoja nuo 2,5 liktai. Tai važiuosim į Aldarą, pažiūrėsim, padarysiu staigmeną ir savo šeiminai. Po to nuvažiuosim į labai girdėtą jums turbūt, jeigu kas domitės Dubajum, Hudariyat salą, kur aš bandysiu įsigyti dar vieną projektą, viską tą pamatysit ir aišku, po to grįšim dar prie mašinų. Atvažiavom į Aldaro sales centrą čia Dubajai ir šiandien iš tikrųjų netikėtai sugalvojom nusipirkti townhouse'ą, tą jau rodžiau Instagrame šiek tiek anksčiau. Einam pažiūrėsim visą šitą rajoną, tai jisai, kaip ir sakiau, randasi tarp Abu Dabio ir Dubajaus, jisai vadinasi Al Gadir Gardens ir mes ten buvom nuvažiavę gyvai prieš visą šitą nusiperkant, pasižiūrėti, kaip ten atrodo vaizdas. Žiauriausiai, kas nustebina mus, kai jis pilnai apgyvenintas, ne vieno tuščio namo, kam pamatysit labai daug kur, kad labai daug tuščių būtų, labai daug tuščių namų kiekvienam projekte, ten neradom ne vieno, reiškia, žmonės ten nori gyventi, ten yra pigiau. Ir ten yra labai gera vieta gyventi tiem, kas, kaip ir sakiau, dirba industrijoje, pramonėje ir ten šalia yra visi ekonominiai centrai, ekonominės zonos ir taip toliau. Tai va, turim tokį rajoną, kuris susideda iš 2-3 bedroomų townhouse'ų ir 4 bedroomų vilų.
Jisai turi viską, ką reikia, jis turi mokyklą, tenai va matosi, jisai turi labai gerą infrastruktūrą, labai lengvas susisiekimas. Čia kalbu dabar apie savo mintis garsiai, kurios mane įtikino patį, renkantis šitą unitą. Tai yra 6. mano pirkinys čia. Emiratuose, 6. nekilnojamo turto pirkinys čia, 2 iš jų esu pardavęs, 3, atsimenat, yra mano butas, kurį išnuomojau, 4 buvo Fahido saloje priešais Disnėjų Abu Dabi, 5 buvo čia irgi susitikom, irgi ją saloje Abu Dabyje ir dabar Abu Dabyje perkam 6. unitą, kurį iš tikro norėsiu atiduoti, palikti, kaip pavadinti, perduoti žmoną. Tai padarysim mano žmoną investuotoją ir jinai pasirašys šią sutartį pirkimo. Įvelsim ją į šitą biznį irgi, pažiūrėsim, kaip jai seksis. Kiek šnekėjau su realtoriais vietiniais, kurie ne tik tai nori parduoti kažką, o nori ir papasakoti, tai sako, čia yra labai geras variantas, nes kaip ir minėjau, vienas dalykas yra pigus unitas. Ne visi Abu Dabyje ir Dubaje yra milijonieriai. Žinokit, patikėkit manim, labai toli gražu, labai daug yra darbininkų, labai daug paprastų darbuotojų, samdomų direktorių, menedžerių, kurie uždirba ten vidutinės algas ir jie neturi tų milijonų, kurių reikia čia visiems pirkti. Todėl čia geriau visada pirkti vilą yra už kokius 5 milijonus dirhamų negu už 20, nes dabar ir matom, ką norėjau pasakyti, rinkoje matom sustojimą, Dubajai ypač su vilom, būtais, townhouses, kurie yra virš kokių 15 milijonų dirhamų, kas yra 4 milijonai dolerių, 3,5 milijono eurų, kažkas tokio, aš taip labai grubiai primečiau. Tai jau yra toks sustojimas, yra iš ko rinktis, nauji projektai, kurie prisidavinėja ir kainuoja tokiom kainom, jie jau straglina, kaip aš sakau, sunkiai parsiduoda ir labai sunkiai viskas vyksta. Einam dabar prie mūsų unito, tai čia matom yra clubhouse'as, yra teniso, krepšinio, futbolo aikštelės, viskas kas įmanoma, aišku yra mečetė. Tai mes šiek tiek toliau, kiek įmanoma nuo mečetės, bet arčiau clubhouse'o rinkomės, kad būtų. Tai mūsų uždengia 4 bedrumų vilos visos šitos ir mūsų unitas čia kampinis. Visada renkamės mes kampinį unitą, dėl ko? Dėl to, kad kampiniai turi didesnį kiemą, o čia didesnį kiemą labai vertina. Kai renkiesi vilą, čia visi žiūri, ar tavo kiemas yra didesnis. Kampinis, corner yra visada superinis daiktas, moka už jį brangiau. Pavyzdžiui, antrinėje rinkoje, jeigu žiūrėsim bet kokiam rajone, jeigu šitas kainuos 4, šitie, pavyzdžiui, kainuos po 4 milijonus, tai kampinis kainuos 4,5. Launcho metu jisai kainavo brangiau tik tai 100 000. Tai labai svarbu. Išsirinkit visada su didesniu kiemu. Čia didesnis kiemas yra labai svarbu. Tai va, sumokėjom mes apie 2,5 ir ką, lauksim, 30 metais turi pagaminti, pastatyti, padaryti. Manau, kad viskas bus gerai, kaip ir sakiau. Superinis susisiekimas ir matom, nuo jo neatstoja labai daug visokių iš Indijos, visokių kitų investuotojų. Mes, kai čia stovėjom, laukiam, labai daug mačiau ir iš Kinijos, Britų labai daug. Tai rajonas, manau, susilauks populiarumo, viskas bus gerai, viską lems kaina. 100, man atrodo, jeigu nesuklysiu, 60 ar 180 kvadratų. 2,5 milijono dirhamų mūsų investicija. Jeigu norėsit, galėsim parduoti, bet brangiau. Žmona sakė, nori uždirbti nuo šito, tai pasiruoškit mokėti normaliai. Ką, einam, mes jau nusipirkom, užsirezervavom, su savo menedžerė viską sutarėm. Laukiam dar Fahido, kada prasidės botanika launchas. Ten bus prabangios vilos, labai išskirtinės, apie jas dar papasakosiu. O dabar laukiam, norim pasižiūrėti, kaip žmonelė mano pasirašys kontraktą ir iškepsim naują investuotoją. Einam dar prie kasos. Ekrane matosi vaizdas būsimo townhouse'o, vyksta vyksmas, žiūrėkit, visada duoda jie dovanų. Pažiūrėkit, kokia gražia dėžutė. O, visokių dovanų čia susijusių su to. Visi mes galim pasveikinti naują investuotoją. Congrats! Congratulations! Tai unitas jau paimtas, aš dar visiems parodysiu, priminsiu, kad sekantis projektas, kurio labai laukiu, labai išskirtinis yra Fahido saloj. Mes ten turim unitą 1-3 bedrumų, jau pasakojau ir laukiam va šitų dabar. Tai čia bus sekantis veiksmas, čia bus sekanti kova, bet kol kas aš esu nusprendęs nustoti pirkti nekilnojamą turtą ir labai mane žavi investavimas į akcijas, į vertybinius popierius, taip pavadinsiu, tai ten daugiausia visko dabar darau. Keliaujam dabar, hebra, į sekantį epizodą. Norim mes jums parodyti, kaip važiavom kariauti dėl Hudariyat salos. Nu ir pamatysit, kaip mums sekėsi. Tai va, važiuojam į Abu Dabį iš Dubajaus, keliamės į sekančią dieną, sekantį epizodą. Varom. Tai va, varom į Abu Dabį, Hudariyat sala, naujas projektėlis, kuris labai įdomus. Turiu VIP pakvietimą, apie kurį viską papasakosiu, kaip man jį pavyko gauti. Ir važiuojam į launchą 8 dienom anksčiau, kas yra labai svarbu čia Dubajuje. Kalbėsim
daug apie nekilnojamą turtą, tol kol esu čia Abu Dabyje, Dubajuje, prasiautė karas, pašaudė raketos, daug sklando įvairių gandų, žmonės nesupranta, kas čia vyksta iš tikrųjų, yra pilna visokių video, tai aš papasakosiu iš savo pusės, iš savo patirties, taip kaip viską matau aš. Aš iškart pasakysiu, kad nelabai mane sujaudino ir išgąsdino šitie konfliktai, nelabai jie išgąsdino ir daugumą žmonių gyvenančių čia. Viskas sugrįžo į normalias normas gyvenimo, gyvenimas teka sena vaga, žmonių visur pilna, trafiko pilna, važiuojame Abu Dabį, pilna mašinų iš tikro, neina net normaliai pilnu greičiu važiuoti. Tai aš tikiu šitą šalim ir jos ekonomiką, kad jinai iš tikro kils toliau. Ir apie visą tai dar pakalbėsim. O dabar noriu su jumis prisiminti visą tą laikotarpį, kol video nebuvo. Tai ką, grįžom į Dubajų, jau matėt, gegužę gyriausi savo Instagrame, kad pasiekėm naują rekordą, tai labai fainiai, kad pasitikit mumis, duodat mums darbo, mes jį tikiuosi, kad atliekam gerai, labai daug gerų susilaukiam iš tikro atsiliepimų, parašot privačią žinutę, labai visiems ačiū už šiltas žinutės. Ir ką, 314 automobilių buvo gegužės mėnesį, tai labai super. O per 2 savaitės, kurias skelbiau akciją, kad hazmatam netaikysim 200 mokesčio, jūs sugebėjot nusipirkti 21 hazmatinį automobilį. Tai 21 automobilis, 21 pirkinys sutaupė savo savininkui $200. Tai visus sveikinu, spėjusius pasinaudoti šitą akciją. Ir ką, tikiuosi, kad tų akcijų dar paskelsim daugiau. Kas dar įvyko? Pardaviau 3 automobilius čia būdamas Dubajuje, atsikračiau Hyundai Sonatos, tos mano legendinės, atsikračiau Kia Sportage'o, išvažiavo į Afriką ir Nissan Kiksas išvažiavo ten pat, kur Hyundai Sonata, tai yra į Iraną. O ką, grįžtam dar prie nekilnojamo turto, tai ką, nekilnojamas turtas čia parsiduoda, viskas vyksta, Dubajuje vyksta lengva kainų korekcija, tai yra sudėtingi, prasti rajonai, ten, kur visi pirko bet ką belė kaip, su gerais mokėjimų planais, tam, kad pritraukti žmonių, tai jie dabar pinga. Tie rajonai, kurie išlaikė populiarumą, kaina stovi, nusistovėjo, jinai nevaikšto. Tai galiu pasakyti, kad nėra čia baisios kažkokios krizės. Bus matyti ateityje, praeis vasara. Vasara turėtų būti sunkiausias laikotarpis, nes yra ne sezonas, žmonės išvažiuoja. Tai visi, kas nepardavė ir neišnuomojo iki vasaros, turės sunkų laikotarpį ir šiek tiek dar, manau, korekcijos matysim. Kas laimėjo šitoje vietoje? Laimėjo tie, kurie turėjo gerus projektus, nepirko beleką. Iš tikrųjų, labai daug medijoje matau laidų, video apie nekilnojamą turtą Dubajuje, kur agentai, tie patys lietuviai, pasakoja bet ką, tam, kad tik tai parduoti. Tai visada iš tikrųjų bijokit tokių projektų, kur siūlo super geras sąlygas, labai lengvus planus, ten nereikia niekos mokėti, pinigus galima sumokėti netgi jau ir paėmus raktus, tai dažniausiai tai indikuoja, kad tai yra prastas objektas, prastas projektas, nes geri statytojai savo projektų už dyką nedalina. Kaip viskas vyksta dabar dar trumpai papasakosiu, ne? Tai realtoriai dažniausiai stengiasi prakišti savo pirkėjam tos objektus, kur jiem daugiausiai komisijos siūlo statytos. Tai yra ten, kur jiem labiausiai apsimoka, ne ten, kur jums bus įdomu, apsimokės ir norėsit grįžti atgal, bet ten, kur jiem daugiausiai lieka komisijos. Tai va tą visą dar papasakosiu eigoje, ten, kur dabar važiuojam, į Hudariyat salą. Būtent Hudariyat saloj iš tikrųjų yra žiauriai įdomus projektas, nes ten stato viską iš naujo, visa sala bus liuksusinė tokia ir stato labai stiprus statytojas, nuolaidų didelių kažkokių jisai nedalina. Susidomėjimas žvėriškas, tai reiškia bus parduoti nesunku ir visada kainą išlaikys būtent tas objektas. Tai reikia žiūrėti tokius dalykus, reikia žiūrėti ten, kur krypsta europiečiai, ten, kur krypsta žmonės su dideliais pinigais, su dideliais kapitalais, ten, kur investuoja. Ir visą tą dabar parodysiu, tai važiuojam į Abu Dabį, prasuksim ten, gal prasuksim pro Fahida salą ten, kur jau investavau. Viską parodysiu, papasakosiu, keliaujam su manim. Pusantros valandos kelio ir atsidūrėm Modono VIP renginyje. Tai šiandien Hudarijato salos launchas. Šiandien VIP renginys, kai mes visi, kas čia susirinkę, mašinų matau daug, turime progą patys pirmi įsigyti objektus, lietuviškai pavadinsiu, čia Hudariyat Golf Estates projekte. Tai eisim dabar į vidų, bandysim kovoti, reikia 4 bedroomų townhouse'o, žmonių jaučiu bus pilna, virs kova jaučiu, kad gauti savo unitą, nes visada pešasi, kas gaus pirmesnis, kuo geresnį unitą, nes aišku, realizacija bus geriausia.
prasidėjo renginys ir dabar laukiam tokeno, tai savo eilės, kada mums leis įsigyti būstą, tai pavadinčiau. Ir ką, pažiūrėkit, kiek daug žmonių visur. Tai nekilnojamo turto rinka tikrai nestovi vietai čia Abu Dabi ir viskas juda labai smarkiai dideliu tempu į priekį. Nu ką, jeigu išeis prasimušti, jeigu išeis gauti savo unitą, susimatysim tenai jau. 2 hours later. Šiaip ne taip, po 2 valandų dasigavom iki pardavimų agento, tai pavadinkim įmonės. 2 iš 5 jau yra parduoti, tai bandom dėl likusių 3 sužinoti. Reikia didžiausio kiemo, reikia to, tai matot, kaip viskas greičiai išeina, kaip greitai išsiparduoda geri variantai, tai to viską sužinosim. Sorry to interrupt your video. No problem. Yeah, so these are allocated as well. So that is 470. Nežinau, ką reikia daryti. Tai rezultatas toks, kad visiškas absoliutus nusivylimas. Tai kad ir esam VIP čia priskyrę, čia prižadėjo, viską papasakojo, kad čia viskas bus, nepergyvenk, viską gausi. Nieko negavom, tai kaip matėt, dar sėdėjo prie stalo, buvo 3 variantai, dėl kurio jie pasitikslinti nebėra jau jų. Tai rinkausi su didžiausiu kiemu townhouse'us, tų townhouse'ų jau nebėra parduoti, sako, nebent gal kažkas cancelios ir iškris kažkoks laisvas unitas, tada eis sugrįžti atgal į seilą ir jį nupirkti, bet greičiausiai, kad ne. Prastas labai experiences su Madonu, su Hodarija sala, man geriau sekasi su Aldaru, aš ten jeigu 10 val. Launchas, aš esu ten jau VIP, aš 10 val. Jau sėdžiu prie stalo ir išsirenku tą, ką man reikia. O čia, kaip matot, praleidau 2,5 valandos ir nieko negavau. Tai čia įsivaizduokit, yra pre-launchas, tai yra žmonėm privatus renginys, su agentais jūs ateisit po 8 dienų. Tai čia viską, ką šiandien išpirks, su agentu jūs ateisit, gausit tik tai tas, kas liko iš po to, ką čia viską išpirko. Tai va, kad jūs suprastumėt, kaip smarkiai perka Abu Dabis. Ką, kol kas nuotaika nekokia, lauksim žinių, gal kažkas atsinaujins, gal kažkas kažko atsisakys, o dabar tiek žinių, važiuojam toliau. Tai žadėtasis epizodas iš Klaipėdos. Grįžau į Klaipėdą tam, kad pafilmuot, kaip viskas vyksta, koks čia veiksmas dabar verda. Atėjo geros žinios mum, importuotojam iš Amerikos. Tai nuėmė muitus automobiliam gamintiem Amerikoje, dabar 0% muitas. Ir va, kaip tik už nugaros atvažiuoja vienas iš mūsų konteinerių. Jame yra būtent automobiliai, kurie išsimuitino su 0 muito tarifu ir klientai sutaupė tikrai nemažai pinigų. Tai einam, žiūrim, kraunam. Tai ką, turim konteinerį pristumtą prie rampos, visi 4 automobiliai dabar pasiruošę lysti lauk, visi 4 čia viduje esantis automobiliai jau yra išmuityti. Čia belieka juos iškrauti, pakrauti ant traliuko ir vežti jų į namus, jau tą esu pasakojęs 1000 kartų. O kas dabar vyksta? Tik atidarius konteinerį. Tai matot, už manęs vyksta veiksmas, kaip fotkina, fotografuoja automobilius tam, kad būtų įrodymai, koks automobilis atvyko pakrautas į konteinerį. Tam, kad jeigu bus kažkokių papildomų pažeidimų, kad suprastumėm, kurioje vietoje jie įvyko. Taip yra nutikę, čia nepaslaptis, ne, kad prisitrina koks kapotas. Va, praeitą savaitę turėjom 2 atvejus, kai kampu va taip pakrautas mašinos, prisitrynė kapotas ir grąžinom klientom po $200 kompensaciją, kuri padengtų poliravimą, dažymą. Taip iš tikrųjų buvo daužti priekiai, bet kapotas, pavyzdžiui, buvo sveikas ir kartais tenka taip gražiai susitarti, nes draudimo nėra. Niekas nenori imti draudimo, bet po to nori labai gauti pinigų. Tai kažkaip draugiškai visada sprendžiam, jeigu tai yra, kaip sakant, logiška, jeigu viskas yra taip, kaip yra, tai visada žiūrim nuotraukas, visada žiūrim, ką jie sufotografavo, kas grįžo ir ką. Ir sprendžiam. O dabar traukiam šitas 4 mašinas ir pats pirmas automobilis, lietuvių labiausiai mėgstamas automobilis Subaru Outbackas yra gaminamas Amerikoje. Jo VIN numeris prasideda 4 ir jisai yra dabar su 0 tarifu. Jau kaip ir minėjau, jeigu VINas prasideda 1, 4, 5 arba 7, reiškia, tie automobiliai pagaminti Amerikoje ir jiem muitas netaikomas. Reikia mokėti tik PVM. Labai dažnas klausimas sako, ar įmonėm čia tik tai ir žmonėm? Tai ir įmonėm, ir žmonėm muitas yra 0%. PVM reikia susimokėti. Subaru Outbackas 2017 metai ir spėkit, už kiek jį nupirko. $500. Šitą automobilį buvo atiduota aukcione. Aišku, su aukciono mokesčiai, su transportavimo vietiniu, su transportavimo jūriniu ir su mūsų 350 interesų. Aš manau, kad sumoje gavosi jinai kokius 2. Tai reiškia, ką? Kad jinai yra gaminta Amerikoje ir mūsų klientas kaip minimum sutaupė dabar jau $220 ant muito ir aišku dar dalelę nuo to dar į PVM būtų ėję, tai dar ir ant PVM sutaupė kažkiek. Labai retai matau, kad už tokią kainą nupirko, čia iš tikrųjų išskirtinis reikalas. Ir ką aš noriu pasakyti, detalės jie yra nebrangios, jeigu pirksite Taivanį, kuris yra šiais laikais jau kokybiškas, manau pakankamai nebrangiai susirasit priekį. Čia reikia kapoto, bamperio, lempos, visų šitų plastikinių dalių, ne visokių laikiklių. Labai dažnas dalykas yra visokie tokie pabraižymai aplink kėbulą.
kurių aukciono nuotraukose nesimato. Aukcionas daro labai prastos kokybės nuotraukas ir va šitie visi, jie slepiasi po purvu ir jų nelabai matosi. Tai tam dalykui visada nusiteikit, kad gali tai būti. Šita mašina yra beveik 10 metų senumo, 2017 metai, tai per visą savo gyvenimą jinai tikrai daug ko matė. Traukiam dar vieną Subaru, kuris yra naujesnis. Jisai kainavo apie 12 000. Jis taip pat yra 4 prasidedanti mašina, kas reiškia, kad muitas yra 0. Ten jau sutaupė žmogus žymiai daugiau. Tai kaip matot, Subaru pas mus yra super populiari prekė, kuri dominuoja tarp mūsų konteineriuose. Šita mašina kainavo $12,100 aukcione, su visais mokesčiais, su parvežimu jinai kažkur apie 14,5, manau, atsistoja klientui. Tai matot, sutaupo jau $1,500 vien ant muito. Ir kaip ir sakiau, dar ta dalis eina į PVM. Tai va, daug triukšmo čia, daug veiksmo, bet viską matot natūraliai dabar kaip kas vyksta. Dar liko dar vienas Subaru, jis taip pat pagamintas Amerikoje, tai pakabintas, matot, kampu. Taip iš viršaus. Subaru Outbackas yra pačioje Audi S4, kuri, jeigu nesuklysiu, kainavo jokingus pinigus. 3400 kažkas tokio, to viską pamatysim, to viską parodysiu. Tai Subaru išvežam ir einam krauti toliau. Kiekvieno kliento svajonė, kad šitaip automobilis iš konteinerio užsivedė ir išvažiavo pats. Tai va, matom, labai nedideli pažeidimai, kaip ir sakiau, ne? Raiščiai dar visi pasilikę iš konteinerio. Tai matot, kiek Subaru dominuoja pas mus inventoriuje. Pastatys jie tenai aikštelį, o mes einam krauti toliau. Kaip ir minėjau, liko 2 mašinėlės. Aš jums parodysiu. Subaru Outbackas stovi viršui, kaip ir sakiau. Ir turim Audi S4 va taip apklijuotų priekių. Jinai kainavo pas mus 3,350. Tai tas abi mašinėlės ištrauksim, leidžiam chebrai dirbti ir prieisim prie jų jau aikštelėje. Sugrįžom į sandėlį, zuja veiksmas, matot, vyksta viskas aplinkui, tai iškrautos buvo 2 mašinos, kol aš čia vaikščiau ir kol kirpau plaukus. Subaru Outbackas, 3 tame konteinerė, lietuviai labai jos mėgsta, $1,700 klientas atidavė už ją aukcione. Tai reiškia, kad prisideda aukciono mokesčiai, prisideda vietinis transportavimas, jūrinis transportas ir aišku mūsų interesas 350. Šiai dienai, jeigu žiūrėsit po metų, tai gali būti ir brangesnis, o gali būti ir pigesnis, nieko nežinau, nes būna gudrių žmonių susiranda video prieš 2 metus darytą, sako, tai anksčiau buvo pigiau. Pilnas skaičių, pilnas išlaidas, gali visada pasižiūrėti palei viną, palei stoką, palei lotą. 3 yra dalykai, palei kurios galite visada susirasti automobilius bidauto.online. Tai įsivedat, pavyzdžiui, čia šitą lotą, įsivedat norimą statyti sumą, šiuo atveju 1700 ir matysit, kiek jinai atsistojo Lietuvoje. Subaru Outbackas irgi gamintas Amerikoje, prasideda 4 vinas ir jisai irgi išvengia muito. Tai labai gera naujiena. Žmonės labai mėgsta Jeep Grand Cherokees, žmonės labai mėgsta Dodge Durango, žmonės labai mėgsta šito Subaru, žmonės labai mėgsta BMW X5, X3, X6, X7, X4, Mercedesai dar iš tikrųjų gaminami yra Amerikoje GLS ir Volvo dar S60 yra gaminama, kuri prasideda 7. Tai kaip ir sakiau, svarbiausia, kad skaičius būtų priekyje 1, 4, 5 arba 7. Tada reiškia Amerikoje gamintas automobilis, jisai išvengia muito. 6-7 metai mašinai, jinai buvo naudojama, jinai pabražyta, jinai pavaryta, gavus jinai galą, 1700 iš tikrųjų yra žiauriai gera kaina. Lauke turime vieną Subaru, galiu parodyti pardavimui, jisai turi neaiškę ridą, rašo, kad yra atsukta rida, tai neaišku, kaip ten yra iš tikrųjų, galime eiti pasižiūrėti, gal jums parduosiu, gal kažkas užsimanys, reisim pasižiūrėsim dar Porsche Cayenne. Vieną turbininį turiu čia sandėlyje, o kitas yra baltas Amerikoje, parduodamas kol kas, jisai labai pigus, 3.0, 19 metų baltas, viską parodysiu. Cayennai muitinasi su 10% muitų. Cayennas yra gamintas Slovakijoje, net ne Vokietijoje. Tai Cayennas muitinasi, visi Porsche, visi Audi, visi muitinasi normalių tarifų 10%, nes jie nėra gaminami Amerikoje. Muitas galioja tik tai gaminamam Amerikoje. Einam į lauką, pasižiūrėsim Porsche, Subaru, M8 ir dar Macan. Šiam į lauką tai Subariką turim, kuris yra užsilikęs, neparduotas ir net nežinau, kad jisai čia stoja. Išmuitintas, padarytas, įvežtas dar tais laikais, kada buvo muitas 10%, bet jis tikrai labai pigus. Galit pasižiūrėti va čia palei šitą numerį, kiek jisai kainavo iki Klaipėdos pilnai, kiek jį atvežti ir kažką sutarsim su labai minimaliu interesu, kaip sakant. Tai dabar šitą parduodam ir dar yra Porsche Cayennas, yra M8, Macanas, einam viską pasižiūrėti. Kol dar vaikštom aikšteliai, kaip visada pasikartosiu, vyksta veiksmas, mūsų vairuotojas kraunasi mašinas. Vat išvažiuoja šiandien krautas Jeep Grand Cherokee, SQ5 krovėm praeitą dieną prieš šventes.
ir jis turbūt dar kažkokią vieną mašiną užsikraus. Tai va, čia yra galutinis etapas, jau kaip esu ne vieną kartą jums aiškinęs. Čia jau mašinos išmuitintos, muitas sumokėtas, jos iškrautos, sufotografuotas, viskas padaryta ir jau keliauja namo. Vairuotojai, matot, bėgom, laksto. Čia mūsiškiai be eilės eina. Viskas čia vyksta kaip turi būti. Turėjau savo mintyse 2 mašinas. X7 grįžta rytoj, atvažiuoja, iškrausim rytoj ir yra Cayenne'as. Tai vieną iš jų noriu pasilikti savo, kitą parduoti. Tai galvoju, kad Cayenne'ą parduosiu. Cayenne'as yra 2019 metų, pirktas jisai iš dilerio per Mannheimą, 105 000 ridos, 4.0, aišku, turbininis motoras, labai gerai pakrautas, pilka spalva, juodas salonas, orinė važiuoklė, viskas kaip turi būti, viskas dirba, viskas ok ir matau, kad problemų su juo nėra. Klaidų jokių nedega. Jo kaina, dabar sugalvosiu, pasakysiu 31,5, parduodu aš jį čia jau Lietuvoje, plus mokesčiai Lietuvoje. Tai reiškia, jūs turite susimokėti 10% muitą, nes Cayenne'as nėra gamintas Amerikoje ir turite susimokėti PVM. Jeigu pirksite ant įmonės, ten jau jums buhalterė paaiškins, kaip tą padaryti. Mes nesam buhalteriai, pas mus dažnai kreipiasi žmonės, kaip ten su to PVM-u. Tai būkit geri. Kas turite įmonės ir kam rūpi PVM-as, kalbėkit su savo buhalteriais. Jie PVM įstatymus žino tikrai geriau nei mes. Mūsų darbas yra vežti šitos automobilius, o buhalterių darbas pasakoti jums apie PVM-ą. Tai va, tokius automobilius mes perkam Mannheime, tokius automobilius mes kiekvieną dieną daliname su jumis storiuose, taip pat bidauta.online portale prie parduodamų automobilių galite rasti viską, ką turim nupirkę, ką parduodam. Čia visi šitie sveiki automobiliai yra pirkti Mannheime. Mano filosofija yra tokia ir aš pats visada taip darydavau Amerikoje. Aš pirkau automobilį geriau su šiek tiek didesnė rida, labai gerai prižiūrėta, kad būtų vieno savininko, kad būtų serviso istorijos, negu kad pirksiu daužtą su maža rida, bet jį ten tvarkys, nedatvarkys, tie meistrai kažką pamiršta, priklijuoti, įdėti ir visą trašką, brašką. Yra buvę tokių atvejų, kai turėjau sveiką visiškai tokį patį automobilį ir daužtą. Ir atrodo, kad turėjau 2 skirtingas mašinas. Tai padėkit manim, sveikas geriau su didesnė rida, negu kad daužtas. Pirkit sveikus automobilius, kaip ir sakau, jeigu išeina, jeigu biudžetas leidžia. Žiūrėkit ir Durango, žiūrėkit ir Jeep Grand Cherokee, žiūrėkit BMW, viso X seriją, tai jos visos yra be muito. Va, o ką, mes einam toliau, dar reikia parodyti porą mašinų. Cayenne'ą pamatėt, važiuojam toliau. Po Subaru 4 mašina buvo šita Audi S4. 3,350 kainavo jinai klientui, 3,350 koparte. Pabandykit ir įsiveskit, pasižiūrėkit, kiek kainavo pilnai jinai iki Klaipėdos šitą skaičių įsiveskit kainą 3,350 ir pasižiūrėsit. Tai va, Audi S4 tikrai stebuklinga kaina, nesu tokių matęs. Tas aukcionas matot, kaip apklijavo kapotą, kad jo neatidarytų. Tai va, tokie pirkinukai, kiek žinau, keliauja 18 konteinerių dar šią savaitę, Liepos 4 grįžo ir dabar viską muitina. Ir viską kraus čia, kiek įmanoma. Pasistengsiu parodyti, bet aišku, nebūtinai šiandien. Tai dar pasižiūrim M8, Makaną ir keliaujam lauk. Atsiradom kitoje sandėlio pusėje, kur turim 2 daiktus. Tai Porsche Macan 17 metų GTS. Labai kolekcionierių vertinamas daiktas. Tai GTS jisai visada toksai gražesnis. Ratai gražesni, salonas pilnesnis, pats toksai matot visas čiotkas gražus, kaip turi būti pažemintas. Tai šitas GTS jisai turi bėdą. Jam motoras daro tik, tai nežinau, ar jį pavyks dabar užvesti, nes jo ir akumas buvo pasėdas, bet nelabai ir norėčiau. Bet iš jį, jo, visiškai negyvas, jisai nieko net nesuka, bet jisai užsiveda, važiuoja, bet motoras daro garsą tik. Ir M8. Tai už M8 prašysiu jūsų 38 000 lygiai taip pat, plus mokesčiai ant viršaus 38 000, čia yra kaina jo čia be suforminimo muitinė. 10% plus PVM ir jisai neturi jokių bėdų, apart to, kad neturi savininko. Tai dirba, kaip matot, labai gražiai, absoliučiai pilnos komplektacijos, Bowers & Wilkins audio aparatūra. Va, viskas oda apsiūta, panelė nesiraito, viskas yra super. Aš jį dabar šiek tiek pavažiuosiu su juo į priekį. Tai ką mes čia tokio turim? 2020 metų BMW M8 Coupe, 100 000 su kapeiko mylių rida, to iš tikrųjų pažiūrėsiu. Rida yra 105 000, lygiai tiek pat, kiek Cayenne'as. Tai Cayenne'as ir šita po 105 000 mylių turi. Sveikas, gražus, jokių čekų nedega, viskas su juo tvarkingai, automobilis neturėjęs jokių įvykių, jokių avarijų, nieko. Taip atvyko, kaip jūs jį matot, iš Amerikos čia į Klaipėdą ir Klaipėdą dabar galite įsigyti. Labai gražus, fainas automobilis.
3,8 plus mokesčiai, Lietuvoje, kiek žiūrėjau, pigiausias virš 50 000 eurų. 3,8 žalių čia yra kiek? 32 eurų kokia, ne? Turbūt, jeigu nesuklysiu. Gausis grubiai apie 40 iki 40 eurų pilnai už mašiną, kuri kainuoja Lietuvoje pati pigiausia buvusi avarija, kas labai yra svarbu. Buvusi avarijai kainuoja jinai virš 50. Šita avarijai nebuvo. Šita tvarkinga, prižiūrėta, vieno ar dviejų savininkų, atsimenu, kaip pirkau, kad jinai palei visą savo dokumentų istoriją, jinai buvo ledinė. Tai va, mes ją apeinam, pasižiūrim, jeigu jūs norėsit nusipirkti, žinot, kur rašyti, mašina superinė, manau, tam, kas nusipirks, tikrai džiaugsis, neturės problemų, nes buvo servisuota, prižiūrėta. Tai ką, šiandien manau, kad tiek. Pabaigai dar noriu pasakyti, kad būkite atsargus internete. Labai daug atsirado sukčių, kurie kopijuoja mus. Tai tą noriu pasakyti, būkite labai atsargus. Mes komunikuojam tik tai žinomais kanalais. Tai yra Instagrame, Facebook'e bidauto.online, Facebook'e, Instagrame bidauto.lt, taip pat mūsų Telegramo suportas bidauto LT. Niekur kitur mes nerašysim, e-mailais mes dažniausiai nebendraujam, arba jeigu ką, atrašom visada, kad susisiekite su mumis Telegramu, tai pagrindinė komunikacija, rašykit mums Telegramu. Su mumis nesusisieksit jokiais kitais būdais, mūsų įmonė vadinasi bidauto.online, Navi grupė, tai va, visos šitos įmonės, kurios bando kopijuoti, ant jų nepasimaukit, nes dabar turėjom vieną labai naują įvykį, kur žmonėm susikūrė tokią pačią Telegram grupę, susikūrė tokį patį Facebook'o puslapį panašių pavadinimų ir bandė žmonės apgaudinėti, taip pat šantažavo mus. Mums siūlė išpirkti tą puslapį už pinigus arba sakė, atiduos konkurentam. Tai atiduok tiem konkurentam, tegul pabando. Aš nebijau tokių dalykų, mane gali šantažuoti kaip tik norit, man žinokit visiškai vienodai. Tiek kovų turėjau per gyvenimą tokių, kur bandė kažką šantažuoti, apgauti, užmušti ir taip toliau, kad jau nieks nebebaisu. Tai darykit, ką jūs norit. Mūsų įmonė dirba ir dirbs toliau tokiais pavadinimais, kokiais yra, ir naudokitės, rašykit tais komunikacijos kanalais, kuriuos mes turim. Neapsigaukit chebra, visada pasitikrinkit, su kuo bendraujat ir visada paklauskit klausimų, jeigu ir nedrįstat klausti, vis tiek klauskit, ar čia pataikiau, ar tikrai čia, ir mes visada atsakysim, nes paskutinę savaitę tikrai padaugėjo žmonių, kurie apsigavo. Tai va, tokia nata, baigiam, būkit budrus ir susitinkam kitoj serijoje.